Tęsėme konferencijų ciklą Patirtis priemonės tikslai. Ir šiemet esame dar arčiau jūsų, kur lankome skirtingus Lietuvos regionus ir gilinamės į čia vyraujančias žemės ūkio tematikas ir problematikas. Mes Zanavykai, mūsų jau trečia karta, stengiamės, kiek mums suteikia tokios galimybės išnaudoti kiekvieną patirtį, dalindamiesi, semdamiesi iš tokių kompanijų kaip Agrokoncernas, visą laiką malonu gauti kažkokių žinių. Sako Jėzus Marija. Kainos grūdų labai jau čia liūdino paskutiniu metu. Žmonės valgo, turėtų gerėti, bet palei kaip dabar viskas vyksta, tai atrodo, kad atvirkščiai viskas gaunasi. Kad mažiau valgo, mažiau reikia visko. Dabar kainos tos krintančios žemyn, trašų kainos kylančios, tai susiduriam. Dabar tokie žyma, nežinia kaip augalai bus. Šiandien visiems yra didelis klausimas, kaip reikia toliau veikti, stebint didelius iššūkius trašų pramonėje bei grūdų supirkimo kainų klausimuose. Tai šiaip domina tai grūdų rinkos kainos, kokios bus, ką jie mato, kokios prognozijos bus. Galvojam ekonomiškiau dirbti, gal mažiau reikės investuoti dėl kainų. Nes kainų nėra iš tikrųjų gerų dabar, o didelis investicijas daryti yra rizikinga. Todėl, kaip niekada, yra labai svarbu, kad kiekvienas ėjimas būtų pamatuotas, apskaičiuotas ir žinotumėm, dėl ko mes vieną ar kitą darbą darome ir kaip jį padaryti, kaip galima geriau. Padėjau sutaupyti agronomį, agrokoncernų, ženkliai pasikeitė rezultatai. Kaip ir čia skaidriai matosi tonų kilimas, taip ir pas mane. Renkamės čia, siekdami pasidalinti mūsų naujausiais agroinovacijų ir tyrimų centro atradimais ir tokiu būdu rasti taškus, kaip galime ne tik sutaupyti, bet galbūt ir uždirbti šiek tiek daugiau. Tai stengiamės kuo mažiau išleisti, kuo daugiau uždirbti. Stengiamės naudoti agrokoncernų technologijas ir kol kas neblogai sekasi. Žinoma, didelis klausimas yra, o kągi mes pamatysime nutirpus sniegų. Šiandien visi optimistiški, kad pasėliai turėjo išgyventi gerai ir mes turėsime gerą plotmę, ant ko galėsime dirbti visą ateinantį pavasarį. Ir visi kartu dirbame dėl to, kad ant mūsų stalų niekada nepritrūktų sveiko ir kokybiško maisto. Šypsotės, nuotaikos geros. Gerų, viskas tvarko. Kava gera, tai.